yra mano draugė, artima siela, bet jaunikis yra mano brolis. Apie tokį brolį galima tik svajoti. Matydama jūs kartu, supratau, kad jūs paženklinti meilės ženklu. Tad norėčiau pakelti taurę už Luką ir Indrę, už nuostabią kelionę, į kurią jiedu leidžiasi drauge. Pirmiausia, norim pasakyti, kad mums žiauriai smagu matyti jūs visus vienoj vietoj. Jūs esate tie žmonės, su kuriais mes turim patys stipriausią ryšį. Kiekvienas tiesiog iš jūsų yra antiek unikalus ir antiek mums yra svarbus, kad pirmiausia mes norim padėkoti, kad mes turim jūs gyvenime. Ir kitas momentas, labai ačiū, kad jūs skyrėt savo laiko, energijos, gerų žodžių, emocijų, gal kažkas ir maldelę bažnyčiai mintyse pasakė. Tai labai ačiū už jūs, už tai, kad galime šiandien kartu su jumis švęsti, nes jeigu neturėtume jūsų, matyt, viskas vyktų vėl kažkaip kitaip, o dabar yra 100 kartų smagiau, kai yra žmonių, su kuriais galim dalintis tokiu džiaugsmu. Su Indre draugės mes ilgai, nuo 9, jeigu tiksliai. Anksčiau kartu Mezarui pirkom paltą, o dabar suknelę baltą. Nieks negali patikėti, reikia daug skaičių atmokėti, kad praėjus 12 metų Indre kaušelė jau tapo. Indre, Lukai, linkim jums mylėti. Kasdien lyg kurorte gulėti. Džiaukitės abu labai, būkit kandrus, kalbėkit atvirai. Keliam taurę. Kaip jūs sakėt, 1, 3, meilės drebulys jau krečia. Lai gyvenims karamelė. Mylim Arnas ir Adelė. Rinktis jums, likt gerais draugais, ar toliau prašyti šventos dvasios, išminties ir kantrybės vienas kitam, kad sulauktumėt gražių jubiliejų, kad būtumėt pavyzdys tiems draugams, bičiuliams čia esantiems, būtumėt pavyzdys savo draugams, bičiuliams, artimiesiems, tautai, valstybei ir kad būtumėt tokie senamadiški. O šiandien senamadiškumas su ta pačia ir su tuo pačiu dešimtmečius žengti kartu. Net tada, kai nusibosit viens kitam. Čia tas geras senamadiškumas. Nebūkit naujoviški, nebūkit šiuolaikiški, bet būkit tokiais, kokius Dievas prieš amžius